Sveiki visi, aš esu Ignas ir aš teikiu miškininkystės paslaugas. O šiandien parodysiu, kaip sutaškuoti sklypą, kuris yra paruoštas plynam iškirtimui. Tai kitais žodžiais parodysiu, kaip yra nustatomas sklypo tūris. Pirmiausia, tai dairausi po visą sklypą, nes žiūriu, kurie medžiai atrodo gražiausiai ir kuriuos palikti biologiniai įvairoviai. Palikau biologinės įvairovės medžius, tai paprasčiausiai dedame žiedą, apdažome, kad kirtėjas matytų, kad šitie medžiai yra paliekami. Pagal FSC standartus viename hektare turi būti 10 paliekama gyvų medžių ir 5 kubai negyvos medienos. Tai jeigu negyvos medienos nėra, tai išsiskaičiuoji ir palieki gyvus. Taip pat reikia po 3-5 medžius palikti tokiamis grupelėmis. Tai realiai aš taip ir padariau. 1, 2, 3, 4 ir kiti kažkur tais tenais. Dabar seka sklypo sutaškavimas. Tai man padės padaryti elektroninės žerglės ir nustatysim sklypo tūrį. Noriu papasakoti, kokia esmė yra šitų taškelių dėjimo ant medžių. Taip, tai yra kraštas, kuolas. Ir mes pasirenkam juostelę kokių 3-4 metrų. Ir dabar šitus medžius mes taškuojame ir gaunasi, kad dedame savo iš dešinės, dedame taškelį. Čia su žerglėm šitą medį paėmiau, užsidėjau taškelį, šitą, einu į priekį. Čia užsidedu ir taip kokius 4 metrus išlaikau. Čia kairėje pusėje kol kas nieko nedarau. Nueinu iki pat galo nueinu, darydamas tų 3-4 metrų pločio juostelę ir dėdamas taškelius. Kodėl aš tai darau? Nes kai nueisiu iki pačio galo taip padaręs, aš jau taip ir padariau, nuėjau. Ir kai atsisuksiu, aš matysiu, šitie medžiai yra jau sutaškuoti. Čia matom biologinį įvairovę paliktą. Ir aš kai eisiu, grįžinėsiu, aš žinosiu, kurie medžiai yra jau sutaškuoti mano, o kuriuos dar tik tais reikia taškuoti. Čia, eidamas čia, matau, o taškuoju dabar jau gaunasi čia va. Čia buvo 4 metrai, dabar nuo šitos juostelės irgi pasiimu apie 4 metrus. Tik kad dabar jau vėl sau iš dešinės dedu ir gaunasi va čia. Irgi taškelis, čia va matosi taškelis. Ir aš tiesiog priėjau prie šitų medžių. Aš jau žinau, šitie yra sutaškuoti, o šitus dabar turėsiu taškuoti. Viskas yra sklypo riba, matosi padažyta. Čia užsidėjau. Na ir viskas. Dabar atsistosiu čia. Pasiimsiu irgi apie 4 metrus. Čia jau matau, čia yra, šiti dar nėra. Imu su žerglėm šitus, deduosi tašką čia. Na ir taip po tuos 3-4 metrus taip zigzaguosiu, kol visą sklypą padarysiu. Na tai va, sklypą jau sutaškavome, viskas padaryta. Galim pasižiūrėti į žerglių duomenis. Tai rašo 639 medžiai. Na čia tačiau biški yra ir iš kito sklypo, tai šitam būtent sklype 03
hektaro, kur yra, tai yra apie 300 medžių ir yra. Tai paskutinis medis 17,2 skersmens ir yra eglė. Yra eglė čionaise. Tai va. O daugiau tai laukia duomenų suvedimas į kompiuterį, į Excel lenteles ir tada ir matomas yra koks tūris šiame sklype. Na, dar reikės pasimatuoti biškį aukščius, kad žinoti, į kokias aukštumo klases visus šitos žerglės duomenis suvesti. Tai va. O aš rengiu miškotvarkos projektus, kaip matot, biržių atrėžimus, tūrio nustatymus. Tai jeigu kažkam reiktų, tai palikit komentarą ir kažkaip susisieksim tada. Iki.